Tėvynių sąjunga. Kaip matome, Tėvynių sąjunga pasirodys tretieji. Reportažas. O mes Tėvynių sąjunga kažkaip tai nori siūlyti išeitis. Tai kai reikia sugalvoti tą išeitį, tai nėra taip paprasta. Kadangi Kimo įskrido į Prahą, tai mes negalėjom gyvai bendrauti ir todėl mes bendravom labai neįprastu būdu. Aš pasidariau Kimo silikoninę lėlę ir mes tarėmės, iš tikrųjų tarėmės su Kimo, bet man labai buvo patogu šalia turėti ir jo tokį mistinį pavidalą. Tai yra tokia mįslė. Iš tikrųjų, tas filmas yra mįslė apie tai, ką mes pasiūlysime kaip patį geriausią maistą išalkusiems žmonėms. Tai va, ten yra tokia graži mįslė, kuri skamba taip: vasarą eglelė, žiemą karvelė. Tai čia yra augalas, kuris pats seniausias, Lietuvoje kultūrinis augalas, vienas maistingiausių pasaulyje, gerokai pranokstantis savo maistingumu grūdinės kultūras, kurias įprasta laikyti pačiom maistingiausiam. Mes jį dėl to ir pasirinkom, dėl to, kad jis buvo neteisingai išstumtas. Iš tikrųjų, aš girdėjau, kad nuo sekančių metų pagaliau legalizuotas auginimas lietuviškų veislių. Tai reiškia, kad ūkininkai, manyčiau, imsis tikrai labai rimtai to dalyko. Todėl, kad yra nepaprastai naudingas ir aliejus, ir pienas. Ir senovės lietuviai naudodavo, pavyzdžiui, žiemos periodų, kada karvutės to pieno mažiau turėdavo, tai gausybė tų augalų. Žodžiu, jisai mums to ir patiko, kad jis buvo išvarytas visai neteisingai. Pradedam. Nors dalyvavimas artotlone dabar užima daugiausia Kimo laiko, jis vis tiek stengiasi suspėti įgyvendinti visus sumanymus. Praėjusią savaitę vaikinas išrūko į Čekijoje vykusią hip-hopo stovyklą. Czech Republic, not far from Prague. Čekijoje, netoli Prahos, vyksta hip-hopo stovykla, kur žmonės, maždaug 25 000 visų hip-hopo žanrų atstovų, susirenka į vieną vietą. Ten susirenka menininkai iš viso pasaulio. Atvyksta geriausi grafiti meistrai iš viso pasaulio, geriausi reperiai, geriausi didžėjai ir breiko šokėjai. Aš pasirodžiau su legendiniu didžėjumi Marku Haipu. Jis 3 kartus iš eilės yra nugalėjęs Vokietijos čempionate. Jis taip pat yra ir pasaulio čempionas. Likus vos porai valandų iki laidos televizijoje filmavimo, Kimo lėktuvas leidosi Vilniuje. I love you! Yeah, Lietuva! Šios dienos tema – maistas kaip medija. Tėvynių sąjungos kūriniui. Prašom. Okidoki. So, I am coming to this, how you say, the nation's... Aš atinu prie tautos pietų stalo. Mano rankoje nedidelis pasiūlymas. It's called Žemynos krūtinė and devyniaragis. So now I'm just going to Norėčiau paaiškinti, kas tai yra. With the sound and with what is projected on this tautos table is Garsas ir vaizdo projekcija ant tautos stalo padės suprasti projekto esmę. Mano rankoje mūsų meno šedevras. What I hold in my hand is our art piece.
Jį dabar dedu ant stalo Lietuvos tautai. Tai mūsų kūrinys. Norėčiau jį perduoti komisijos nariams ir paaiškinti, kas tai. This is Žemynos krūtinė. And inside we have devyniaragis. This is kanapės sėklos. And Viduje devyniaragis, tai kanapių sėklos. Viduje rasite auginimo būdų aprašymą, jų energetinę vertę ir šiek tiek istorijos. Kanapės yra vienas seniausių Lietuvos ir pasaulio žemės ūkyje auginamų augalų. Taip pat siūlome 3 lietuviškus maisto gaminimo receptus iš kanapių. Kažkas yra pasakęs, menas negali pakeisti pasaulio. Mes bandome įrodyti priešingai ir savo meno kūriniu keisti pasaulį. Jis atrodo kaip krūtinė, kaip saulė. Vieną pasodini, o išauga daug. Maisto sudėtyje yra 8 svarbiausios amino rūgštys, reikalingos žmonių gyvybei palaikyti. 9 sėklos kainuoja 1 centą. Jei norėtume išmaitinti visą Lietuvos tautą, tai kainuotų 3333 litus ir 33 centus. Litai and 33 cents. Our idea was that we could create something very easy. Mūsų idėja buvo sukurti kažką tokio, ką panaudoję lietuviai galėtų apsisaugoti nuo bado ir išsekimo. To prevent themselves from starving or malnourishment. Šiaip tai man tas koncepto gilis, tarkim, daug tos sėklos aspektų man labai patiko, bet tik tai dabar klausimas, jisai truputį provokuoja, kokia yra antra pusė šito viso reikalo. Tai yra lietuviška kanapė, yra visiškai švari. O dabar Tėvynių sąjunga balai jums. Tėvynių sąjungos komandai skirčiau 9. Pirma dėl to, kad iš tikrųjų šitam jų kūrinį maistas yra kaip medija, šiuo atveju socialinė medija ir iš tikrųjų, jeigu visą tai būtų įgyveninta, tai būtų kažkas panašaus į maisto Facebooką, tokį lietuvišką. Ir kiekvienas gautų po tą prototipą ir turėtų tarsi savo tokį profilį. Ir antra, 9 dar dėl to, kad manau, kad etnografijos elementai šiuolaikiniam mene yra tai, ko dabar reikia. Aš politikos iš meno nedaryčiau. Čia man patiko šitas darbas galbūt labiausiai, nes jisai yra giliausias, sakyčiau, taip savo prasme, ar ne? Ir turintis kažkiek paslapties ir labai aiškus, aiškiai žinia, apie ką mes šnekam, ko mums trūksta, ko mes norim gyvenime ir tas, būtent ir nepamirščiau ir vizualinės dalies, kuri iš tikrųjų labai labai stipri. Čia padėkosiu Auksei, o Kimo kaip konceptualistui ir reperiui geriausiam Lietuvoje, tai irgi dėkosiu už geras mintis ir idėjas. Neturiu ką pridurti, kolega viską pasakė. Tiesiog kaip nuskanavo man iš galvos. Pirmoji vieta. Tėvynių sąjunga. 29 balai. Ir pirmoji vieta, jau kaip ir aiški, Tėvynių sąjunga. Sveikinu. Trumpas komentaras. Kimo. Už sveiką Lietuvą. Na kągi, pirmoji vieta, Tėvynių sąjunga. Žinot, kanapinis laimi prieš lašininį, čia tradiciškai. Tik noriu sakyti, kad ačiū Jums, kad mes galim čia dalyvauti ir apie truputį rimtesnis dalykais tai daryti darbus. Už Jūs, ačiū labai, mylim. Iš tikrųjų, tai žmonės, kuris žino apie šitas, daugiausiai iš interneto, tai galvoja, kad čia yra labai protingas ir geras dalykas ir labai sveikam žiūrovėms. Ir visi ir mes, kaip menininkai, tai yra fainas, kad galim spręsti šitos sprendimais, kaip sakoma, ir kad gal visi galim žiūrėti, kas yra menas, kas tai yra ir kodėl jis yra svarbus.